Labas rytas, bičiuliai. Mechaninės pavarų dėžės alyvos keitimas yra labai svarbus momentas, norint, kad pavarų dėžė veiktų sklandžiai ir išlaikyti jos ilgamžiškumą. Dabar daugelis gamintojų sako, jog mechaninės dėžės pavarų alyva yra ilgaamžė. Tačiau aš rekomenduočiau tą alyvą keisti, bičiuliai, kas 60-100 tūkstančių kilometrų. Kodėl sakau tokį intervalą? Todėl, kad priklausomai kaip jūs tą automobilį naudojate. Jeigu automobilį naudojate intensyviai, miesto režimu, tempėt kažką, tai, nežinau, draugą iš griovio, priekabą su kažkuom ir panašiai, tai sakyčiau, alyvą reiktų keisti kas 60-70 tūkstančių. Bet jeigu automobilį naudojate daugiau užmiesčio režimu, tai 90-100 tūkstančių yra pats tas ženklai, kad laikas keisti alyvą. Tai pavyzdžiui, tikrinant alyvą, matote, kad ji jau yra juoda, turi degėsio kvapą. Tai reiškia laikas keisti. Taip pat jeigu atsiranda pašalinis garsas, pavyzdžiui, ūžesys, toks kaip čia pavadinti, kaip dusgimas, arba pavaros pradeda sunkiau mėtytis, ypač šaltų metų laiku, kaip dabar, pavyzdžiui, šiandien turime -10. Taip kad tai yra pirmi požymiai, kad alyvą jums jau laikas keisti. Alyvos keitimas mechaniniai pavarų dėžiai nėra sudėtingas procesas, todėl realiai, kas turite kažkiek žinių, tą dalyką galite netgi pasidaryti patys namuose. Nereikia net, kaip sakant, vežti kažkur į servisą. Tiek būtų žinių tam kartui ir susitiksime greitai.